akcija, šis susibūrimas nėra palaikymas Lukašenkai. Manau, visi tą suprantam. Jeigu kas nors manot kitaip, tai gal tada čia ne jums. Vienareikšmiškai sutarėm, kad Baltarusijai reikalingi pokyčiai. Baltarusija turėtų būti pirmiausia suvereni ir savarankiška nuo Rusijos, turėtų rasti kelių dialogui ir bendrystei su vakarais ir su Lietuva, ką mums priešiškas kaimynas, ir Baltarusija turėtų būti demokratiška. Ir link to reikėtų judėti, bet klausimas, ar Lietuva šiandien yra pasirinkusi tam pačius geriausius kelius ir priemonės. Norėčiau pakviesti pirmajam žodžiui visuomenininką, man regis jokios partijos narį, labai įsigilinusi, besispecializuojanti ir perkandusi litvinizmo ir visa su Baltarusijos ir Lietuvos bendra istorija ir dezinformacijos kontekste bandymais ją perrašinėti problematiką asmenį Dominiką Čivilį. Dominikai, žodis tau. Gal ir vieną žaidimą pristatysi. Ačiū Vytautai, tau labai. Sveiki, aš esu Dominikas ir pakalbėsiu apie litvinizmo aspektą. Politinį aspektą paliksiu Vytautui. Kaip ir minėjome, mes greičiausiai susidursime su provokacijom. Aš galbūt truputuką save pričiaupsiu, kad taip garsiai nekalbėčiau ir kad nestriktų mikrofonas. Ir kad tų provokacijų išvengtume ir kad nežaistume pagal kremlinius naratyvus ir pagal Kremliaus ruporo žaidimus, mes sugalvojame savo žaidimą, tai yra celofano bingo. Jį galite rasti Facebooko evente, jeigu pamatote krečiantį kokią nors nesąmonę, užtušuojate atitinkamą langelį, surinkate vertikaliai, horizontaliai arba skersai 5 iš eilės ir tada Vilniaus miesto savivaldybė prie namų pastato plastiko konteinerį. Tai prašau likti tvirtiems ir oriems ir vieningiams ir nepasiduoti visokiom kvailystėm. Tai dabar reikim prie temos, prie litvinizmo. Yra labai daug miskoncepcijos, kas tai per daiktas. Iš esmės tai yra tokia pseudomokslinė ideologija, kurios pagrindinis naratyvas yra tai, kad mes esame tik žemaičiai, kad tikrieji lietuviai yra Baltarusiai ir kad mes iš jų pavogėm istoriją, o moderniais laikais papirkome vakarų istorikus, kad šie pasakotų mūsų istorijos versiją. Tai nėra vienas nuoseklus naratyvas, tai yra daugybė prieštaringų tezių, pradedant tuo, jog Naugardukas buvo pirmoji sostinė, baigiant tuo, jog Vilnių įkūrė Krivičiai, ar tai, jog Lietuva buvo kažkokia unija tarp Naugardo ir Polocko kunigaikštysčių ir kad baltai lietuviai buvo kažkokia nereikšminga mažuma. Ar kalbant apie tai, kad jeigu statutai parašyti senąją slavų kanceliarinę kalbą, kuri iš tikrųjų atkeliavo iš ukrainietiškų žemių ir tik vėliau gavo baltarusiškų bruožų, tai lemia, jog ta valstybė iš tikrųjų buvo baltarusiška, o ne lietuviška. Ir viskas, kas yra susijęs su Mindaugu, Gediminaičiais, mūsų baltų protėviais, kurie diplomatiją ir kalavijų savo išmintimi, drąsa ir veržlumu sukūrė didelę multikultūrišką ir labai multietninę valstybę, tačiau jos vis dėlto esmė ir jos įkūrėjai, ir jos išplėtotojai buvo lietuviai. Visa šita yra neigiama. Iš esmės, įmanoma viskas ir bet kas, tik ne tai, kad mes, žmudai, lietuvysai, įkūrėme Lietuvos didžiąją kunigaikštystę vieni be baltarusių, o rusėnus, baltarusių, ukrainiečių protėvius, prijungėme iš galios pozicijų, iš tiesų daugiausiai jėga ir prievarta, ir jog lietuviai, tai yra baltai lietuviai, Gediminaičiai, Radvilos, Kęsgailos ir kiti, užėmė dominuojančias valdančiasias pozicijas ilgus šimtmečius. Baltarusiai ilgus šimtmečius užėmė labai antraeilės pozicijas politinėme gyvenime. Ir šitai baltarusiam netinka. Ir jie pasakys bet ką ir viską tik ne šitai. Kodėl tai yra pavojinga? Tai yra Rusijos informacinio karo prieš mus dalis. Tai neigia mūsų valstybingumo istoriją, tai neigia mūsų tautiškumo istoriją, tai galų gale skatina tautinę neapykantą tarp lietuvių ir baltarusių. Jeigu ne lietuviai įkūrė LDK, o iš tikrųjų baltarusiai, tai galbūt mums taip ir reikia, kad mūsų okupuotų ir iš mūsų atimtų Vilnių ir mūsų pervadintų iš mudzinus, juk mes to nusipelnom, mes esam niekšai. Čia ne baltarusiai turi mokytis lietuvių kalbos Vilniuje, tai turime mes mokytis lietuvių kalbos, nes mes pavogėm jų Vilnią, nes Vilnių įkūrė Krivičiai ir daug kitų nesąmonių. Šitas protestas nėra antibaltarusiškas. Šitas protestas nėra nukreiptas prieš baltarusių demokratinės jėgas. Šitas protestas yra nukreiptas
prieš pseudo vyriausybę, prieš Cichanouskajos ofisą, kurio komunikacija būtent šiuo aspektu, galima ir daug kitų surasti, bet būtent šiuo aspektu, litvinizmo aspektu, yra visiškai nenuoširdi, melaginga ir iš esmės tai yra makaronų kabinimas mum ant ausų. Jie mums sako, jog kuo daugiau LDK Baltarusijoje, tuo tai yra vakarietiškesnė valstybė. Bet juk tai nėra LDK, tai yra Rusijos melagienos apie LDK, kurios ateina nuo 14 amžiaus, kurių visa ta naratyvų sistema buvo suformuota 19 amžiui. Tai yra labai didžiulis skirtumas. Ten nieko provakarietiško savo originalę esmę ir savo pagrindinių turinių nėra. Istorijos pavogti neįmanoma, sakoma. Bet juk mes puikiai žinome, kas nutiko su Ukraina. Jeigu rusai galvoja, rasijanai galvoja, kad jie yra Kievo Rusios paveldėtojai. Jie sako, kad Ukraina kažkokios paribio žemės, kad tikroji Rusija yra Maskva, kas yra absoliučiai nesąmonė. Taip, kad tos vagystės istorijos tikrai įmanoma. Jums sako, kad aš, šiuo atveju, Vytautas, kiršiname Baltarusius su lietuviais. Atsiprašau, bet juk tai Baltarusiai šneka nesąmonės, kuria mūsų valstybingumo istoriją neigianti turinį socialinėse medijose, YouTube platformoje. Tai darome ne mes. Mes į tai reaguojame, ginamės ir sakome, kad Lietuva kausis informacinio karo fronte ir šiom savo durynystę makaronų tausų mums neprikabins. Мы сделали выбор, мы полгода ходили на Jūs sako, kad mes norime pažeminti Baltarusius, nieko panašaus. Mes norime, kad Baltarusiai kurtų tvirtą savo istorinę ir tautinę tapatybę, kad tai būtų normali demokratiška valstybė, o ne kažkokia antra Lietuva ar bandaujoji Baltarusija Lietuvoje. Mums sako, jog tai nėra vytis, tai yra pagonė. Nes yra nuleista uodega ir kitoks kryžius ant skydo. Atsiprašau, tada Seime taip pat yra pagonė, ne vytis, nes ten uodega irgi nuleista. Jeigu Baltarusiam nepatinka jų istorija, jeigu nepatinka tai, jog jų protėviai nesikovė taip atkakliai, nepuoselėjo laisvės ir savo valstybingumą, tai yra ne mūsų problema. Tai yra pačių Baltarusių psichologinės problemos ir jie turėtų su tuo tvarkytis, o ne meluoti ir mėginti kažkaip išsukti situaciją. Nepripažindami, jog tai yra problema. Nepripažindami, kad reikia imtis konkrečių sprendimų, kurie vestų prie konkrečių apčiuopiamų rezultatų. Kol kas Cichanouskajos ofisas sako, jog litvinizmas neegzistuoja. Tai aš labai kviečiu, tikrai nuoširdžiai, be pykčio, Cichanouskajos ofisą atsiriboti nuo litvinizmo ne abstrakčiai. Nes ofisas sako, litvinizmas neegzistuoja, tada Baltarusių visuomenininkai, žurnalistai sako, jie nesupranta, kas yra litvinizmas. Istorikai sako, kad čia lietuviai yra kalti, mes nieko nesuprantam. Baltarusių istorija. Tai aš kviečiu Cichanouskajos ofisą atsiriboti nuo litvinizmo tezių labai konkrečiai. Jeigu yra įdomu, prašau susiekti su manim, prieikite prie manęs arčiau, aš jums jas papasakosiu, padetalizuosiu. Ir kai Cichanouskajai pasakysiu, taip, tai yra baltai lietuviai, dabartinių lietuvių protėviai, kurie įkūrė LDK, kurie išplėtė jas iš galios pozicijos į Rusėnų žemės ir juk tai Lietuva yra titulinė ir pagrindinė LDK paveldėtoja, tada nebus jokių problemų. O iki tol nei vienu aš jų žodžiu nepatikėsiu, nes tai yra elementarus išsisukinėjimas ir nenoras pripažinti, jog yra problema ir nenoras ją spręsti. Ir čia aš noriu paprašyti dar kartelį, kad tai netaptų kažkokių antibaltarusiškų, bukų, durnų ir prieš baltarusių demokratinės jėgas nuteiktų protestu ir nuteiktom mintim. Mums reikės labai daug kantrybės, labai daug analizės, labai daug aiškinimo ir faktų bei šaltinių dėliojimo ant stalo, jog išaiškintume tiek mums patiems, lietuviams, tiek baltarusiams, kas čia įvyko. Kaip Polocko, Turovo, Naugardo ir kitų gerų ir taurių kunigaikštysčių paveldėtojai buvo taip apmulkinti, juk jie užmiršo savo paveldą, juk jie nusprendė, jog jie nori būti kažkokią remiksuotą Lietuvą, slavišką Lietuvą. Ir mums reikės suprasti, jog tai yra Rusijos naratyvai, kuriais Baltarusiai yra nusinuodiję savo norus, suvalgę kaip kokią saldainį. Ir tam, jog mes surastume tą priešnuodį, reikės tikrai labai daug ir sunkiai dirbti ir labai daug su vieni kitai šnekėti. Ačiū Jums labai, tikiuosi pasikalbėsime po oficialios apkalbės padarys. Iki. Калиновский, Каспийский.
Ačiū Dominykui. Ačiū Jums visiems dar kartą. Dominikas pristatė istorinę problemos pusę ir Jūs galbūt kai kurie uždavėt savo klausimą, kodėl mes kalbame praeitį, bet dažniausiai praeityje problemų šaknis arba jau glūdi, arba yra sukūriamas tą praeitį perrašinėti. Todėl be šitą kontekstą visiškai suprasti, nelabai pavykti. Aš drįsiu paprašyti ten rėkaujama galia, galbūt policijos pareigūnės sutikti tą rėkaujamą kažkaip nutraukti ar pritildyti. Aš tiesiog jaučiu pareigą atsakyti klausimą, kurį jau šiandien ir vakar uždavė ne vienas žurnalistas. Manau, sąžiningai ir nuoširdų klausimą. O tai, ko Jūs norite ir kodėl Jūs to norite? Kodėl negerai yra taip, kaip yra dabar su ponios Svetlanos Tikhanovskajos biuru ir Baltarusijos opozicijos veikla? Tie reikalavimai yra iš esmės du, nors galima pasmulkinti, paprasti ir aiškus. Vienas yra panaikinti akreditaciją Baltarusijos demokratiniai atstovybei, kuri šiandien veikia Lietuvoje, pirmiausia Svetlanos Tikhanovskajos ir jos biuro asmenyje. Kitas - nutraukti finansinę paramą, kurią iš Lietuvos biudžeto skiria valstybės institucijos įvairiems jos poreikiams, įskaitant pirmiausia saugumą, būstą, visą kitą. Svetlana Tikhanovskaja pagrįstai yra prieglobsčio prašytoja ir mano supratimu gali jie likti, nes iš tikrųjų jai gresia pavojus Baltarusijoje, tuo nebejoju. Tačiau tas statusas ir ta pagalba, kuri šiandien jai yra suteikta, nėra proporcinga, nėra pagrįsta ir netitinka Lietuvos nacionalinių interesų. Kodėl? Lietuvos nacionalinis interesas, kaip jau minėjom, manau ir aš ir Dominikas, yra, kad Baltarusija būtų mums taiki ir saugi, stabili, patikima kaimynė. Tam ji turėtų būti nepriklausoma nuo Kremliaus, šiandien taip nėra. Tam ji turėtų būti provakarietiška, ar bent jau prolietuviška, šiandien taip nėra. Tam ji turėtų būti idealiu atveju demokratiška, šiandien taip nėra. Lietuva yra suinteresuota pakeisti šią situaciją ir Lietuva, konkrečiai Gabrieliaus Landsbergio vadovaujama užsienio reikalų ministerija praėjusią kadenciją ir Ingridos Šimonytės vadovaujama vyriausybė praėjusią kadenciją pasirinko, visi žinot, kokius būdus tam keisti ir galiausiai po įvykusių nebejotinai neskaidrių, nesąžiningų rinkimų paskelbė ponę Svetlaną Tikhanovskają išrinktąją prezidentę, kuri visam pasauliu oficialiai atstovauja Baltarusiją, o sąlygas tam visas sukuria Lietuva ir vakarų partneriai. Bet pirmiausia Lietuva. Ir šitoj situacijoje tuo metu buvau kritiškas tam sprendimui, nacionalinis susivienimas buvo kritiškas tam sprendimui, bet dabar praėjus maždaug 4 metams mes galim iš laiko perspektyvos pažvelgti ir jau ne prognozuodami, o faktiškai pasakyti, suveikia ar nesuveikia tas sprendimas. Priartino jis mus prie tikslų ar nepriartino. Teigiu, kad kuo be matuotume prie Lietuvos tikslų Baltarusijoje, Svetlanos Tikhanovskajos biuras, veikla ir viskas, ką mes jai suteikėme tam, niekaip nepriartino. Baltarusijoje nesusikūrė didesni, stipresni opozicijos Lukašenkai tinklai, neišaugo palaikymas jai kaip tokiai, nesiformuoja kažkoks aiškesnis suvokimas situacijos, apskritai labai abejotina, ar jos veikla daro įtaką situacijai Baltarusijoje ir neturiu tą mokslinių tyrimų, bet mes visi galim bendrauti, sekti grupės socialiniuose tinkluose, visur kitur apie tai, kuo gyvena, kaip mąsto ir ką galvoja Lietuvoje gyvenantis Baltarusijos piliečiai. Taigi ir Lietuvoje Baltarusijos piliečiai nėra teigiamai veikiami Svetlanos Tikhanovskajos veiklos, nėra jos biuras tas veiksnys, kuris formuoja mūsų norimus požiūrius, suvokimą, tikslus Lietuvos Baltarusių bendruomeniai. Ir tai reiškia, kad prie jokių tikslų mūsų neartina. Aš girdėjau daug kritikos ir pasipiktinimo šitiem žodžiam. Štai ponas Lopata iš Liberalų sąjūdžio ar Rasa Juknevičienė iš Tėvynės sąjungos šįryt skelbė pasipiktinimus, kad buvimas čia šiandien, tai ne tik mano, turbūt ir jūsų visų, yra darbas Kremliui, nes Svetlanos Tikhanovskajos palaikyti negalima, jeigu jos nepalaikote, jūs palaikote Kremlių. Aš manau, kad tai yra labai dažnai mums trukdanti laisvai mąstyti loginė klaida, kurią galima apibrėžti, jeigu mano priešas savaime mano draugas. Ne visada taip. Mes turėtume užduoti daug daugiau klausimų ir mes be reikalo jų neužduodam. Ponas Kubilius ir daug kitų tos kartos Tėvynės sąjungos politikų labai tikėjo mintimi, kad yra gerieji rusai,
kurie yra demokratinė opozicija Putinui, kurie siekia nuversti autoritarizmą, sustabdyti korupciją ir dėl to savaime yra mums draugai. Man regis šiandien jau suprantama, kad kaip taisyklė gerieji rusai, demokratinė opozicija labai dažnai yra imperializmu užsikrėtę gerieji rusai ir nors jie yra prieš Putiną, prieš korupciją ir prieš diktatūrą, bet visiškai nieko prieš rusišką imperializmą, požiūrį, kad Krymas priklauso Rusijai, kad Pabaltijos šalis turėtų priklausyti Rusijai ir kad viskas buvo gerai Sovietų Sąjungos laikais. Sienų požiūrį. Gal ne režimo, bet sienų požiūrį. Analogiška situacija yra dažnai ir su Baltarusijos veikėjais. Ir yra visiems turbūt žinomas, bet atkreipti dėmesį žiniasklaidoje nutylimas momentas. Svetlana Tsikhanovskaja kandidatavo vietoje savo vyro. Nespekuliuosim kokiu mastu, bet turbūt sutiksim didelę dalimi balsavimas už ją buvo tiesiog balsavimas prieš represijas, o ne konkrečiai už jos asmenį, kuris nebuvo žinomas ir nebuvo telkiantis visuomenėje iki visai prieš pat rinkimus. O jos vyras, pakankamai žinomas ir veiklus žmogus tuo metu Baltarusijos opozicijoje, buvo visiškai atvirai Rusijos imperializmo šalininkas. Šiandien jis toks nebėra, šiandien jūs galite išgirsti, kad jis palaiko Zelenskį, Ukrainos kovą iki pergalės, visiškai nepritarė Rusijos imperializmui. Pasikeitė tiesiog fantastiškai ir gera linkme, jeigu mes tuo tikime. Jis nebuvo žmogus, kuris tiesiog sakė, kad palaiko Rusijos imperializmą, jis buvo žmogus, kuris po Krymo okupacijos vyko į Krymą ir rengė ten tokias akcijas, filmukus socialiniams tinklams, mojavo Rusijos vėliavą ir džiaugiasi, kaip teisingai ir gerai čia viskas įvyko. Dabar turbūt nemaža dalis tų filmukų yra ištrinta. Bet faktai tokie. Mes galim savęs paklausti, ar mūsų Lietuvos piliečiams, kurie viešai reiškėsi palaikydami Kremliaus imperializmą, mes taip lengvai atleistume ir pamirštume, jeigu jie staiga pasakytų, štai tarkim ponas Eduardas Vaitkus staiga pasakytų, kad jis nepalaiko Rusijos veiksmų, nemano, kad jie yra išprovokuoti ir kad iš tikrųjų Ukraina yra teisi ir reikia ją palaikyti iki pergalės. Kiek iš mūsų, kiek iš tų, kurie palaiko ponę Svetlaną Tsikhanovskają ir jos biurą, patikėtų tai žodžiais? Aš noriu tikėti, kad nelabai daug kas patikėtų. Šitie atsivertimai, labai jau patogiai sutampa su tuo, kad Lietuva šiandien mainais į tokį atsivertimą suteikia nuostabias galimybės veikti. Teisinės, finansinės ir visas kitas. Ir tie atsivertimai vyksta ne tik Krymo klausimų, tie atsivertimai vyksta įvairiausiais klausimais. Manęs žurnalistai klausia, ar jūs nebandėte kalbėtis tiesiogiai su Svetlanos Tsikhanovskajos biuru ir išsiaiškinti tas problemas, dėl kurių kritiškai žiūrite jos veiklą. Aš sakau, kad aš neturiu pagrindo manyti, kad jos veikla yra sąžininga ir nuosekli, kad jos žodžiai yra sąžiningi ir nesaklos. Todėl, kad pažvelkim bent į kelis dalykus. Į požiūrį į Rusijos imperializmą, jau aptariam, į požiūrį į baltarusių masinę imigraciją į Lietuvą. Dar visai nesenai kritiškai atsiliepdavo apie visus vertinimus, kad reikia griežtinti sienų apsaugą, kad reikia mažinti imigraciją iš Baltarusijos. Jis sakė, kad Baltarusijos migrantai yra labai gerai Lietuvai, jos ekonomikai. Visai nesnai berods vakar tą pakartojo ir LRT radijo eteryje. Ir kad mes šią problemą darom suprask iš nieko. Pastarosiomis dienomis jau pradėjo kalbėti, kad yra tam kritiška. Tas pats su lietuvių kalbos mokymusi. Mes žinom, kad 5 metus tai nebuvo prioritetas, dabar girdime, kad tai tapo prioritetu. Iš tokių ir panašių pavyzdžių, bent aš esu gana tikras, kad Svetlanos Tsikhanovskajos biuras gana profesionaliai seka nuotaikas Lietuvos visuomeniai, prisitaiko prie tų nuotaikų ir keičia savo retoriką taip, kad įtampos per daug nekiltų. Bet iš tikrųjų mes vis tiek liekam prie to paties klausimo. Jeigu Lietuva moka ir jeigu Lietuva padeda tam biurui veikti, kokia Lietuvai iš to yra nauda, kokius mūsų tikslus tai padeda pasiekti. Ir aš nematau jokio atsakymo, kokius mūsų tikslus tai padeda pasiekti. Bet priešingai, šalia to yra kitas veiksnys, tai apie ką kalbėjo Dominikas, tai yra jos mažų mažiausiai neaiški, abejotina, aš sakyčiau, ir gan subtiliai palaikanti poziciją litvinizmo ir tiesiogiai prieš Lietuvą nukreiptos dažniausiai migrantų, bet ne tik veiklos atžvilgiu. Jos biuro išleistas pasas su Lietuvos simboliu, kur iš paskutinių aiškinama, kad jeigu kitaip nupieši, tai jau nebebus tas pats Lietuvos simbolis. Jos pasas išleistas su Baltarusijos žemėlapiu, kuriame yra Aniškės kaip Baltarusijos dalis. Jos kiti veiksmai ir viešai nenuskambėjęs, bet Seimo nariam, bent jau ne vienam iš jų žinomas,
pasiūlymas Seimui pasirašyti bendrą dokumentą su jos biuru, kuriuo būtų kviečiama Lietuvos ir Baltarusijos istorikams kartu ieškoti tiesos apie bendrą praeitį ir bendrą istoriją. Atleiskit, kokios dar tiesos kartu reikia ieškoti? Mes tiesą apie savo istoriją žinom ir mums nereikia Baltarusijos istorikų pagalbos tą padaryti. Bet šitas žaidimas yra žaidžiamas, ačiū Dievui, bent kol kas Lietuvos Respublikos Seimui vadovaujantis asmenys ant jo neužkibo, bet man ir tikiuosi ir jums tokie epizodai gan aiškiai sako, kad ne tik nepadeda pasiekti tikslų Baltarusijoje, bet ir prisideda prie problemų Lietuvoje kūrimuose. Nežinau ir nedrįstu spekuliuoti, kiek idėjinė litvinistė yra pati Svetlana Tsikhanovskaja ir jos vyras, bet tikrai matau, kad jos aplinkoje yra tokių žmonių ir kad jos mąstymą, jos darbotvarkę, jos žodžius į simbolinius veiksmus, kuriuos tas biuras atlieka, vis patenka elementai veikiantis prieš Lietuvą ir kuriantis tą naująją Baltarusiją, ne Baltarusijoje, bet čia Lietuvoje, kur jau yra labai daug žmonių iš Baltarusijos, kur jau yra pasiskelbusi politinė vadovybė, faktiškai vyriausybė ir parlamentas, galėtume sakyti, iš Baltarusijos, kur yra kuriamas tarptautinis pripažinimas, pasiskelbti simboliai, pasai, kas tik nori ir nėra vieno dalyko teritorijos. Nors vėlgi socialiniuose tinkluose ir kai kuriuose renginiuose galima rasti Baltarusijos piliečius palaikančius demokratinę poziciją, klausiant, ar būtų taip sunku Lietuvai išskirti kokius nors plotelius toms saloms. Sergejaus Tsikhanovskio paleidimas ir komentarai Lietuvoje nėra priežastis, kodėl mes čia susirinkom, arba bent jau nėra priežastis, kodėl aš mus čia pakviečiau. Tai yra tokia, višnaitė ant torto, galbūt paskutinis lašas, bet problema egzistavo jau iki tol. Jo pasisakymai, aš vis tiek negaliu sutikti, nebuvo kažkoks liežuvio paslydimas, netikėtas, neteisingai suprastas pasisakymas ar dar kažkas. Jis tą pasakė ne viename interviu, jis tą pasakė vartodamas ir salų, ir autonomijos, ir įvairius kitus žodžius. Ta idėja kartojosi. Jam tiesiog buvo per vėlai paaiškinta, kad ta idėja yra netinkama ir Lietuvoje taip kalbėti negalima. Bent jau aš taip suprantu tą situaciją ir taip kviečiu ją suprasti. Tad jeigu netarnauja Lietuvos interesams Svetlanos Tsikhanovskos biuro veikla ir jeigu mažiausiai nepadeda išspręsti litvinizmo problemos ir masinės imigracijos problemos Lietuvoje, tai ką tada daro šitas biuras? Vieną dalyką jis daro tikrai gerai, jis įsisavina pinigus. Noriu pabrėžti, nemanipuliuojant emocijom, ne Lietuvos pinigus. Lietuva skiria, jeigu aš gerai suprantu, iš tų šaltinių, kuriuos pavyksta prieiti, Svetlanos Tsikhanovskos veiklai iki milijono, apie milijoną eurų per metus. Ir 700 000 apsaugai, virš 100 000 VIP sąlygomis kelionėmis, dar ten kitoms rytims pamažiau, bet tai nėra esminiai pinigai. Dėl jų nereikėtų rinktis. Tai, kad Lietuva yra suteikusi tą statusą, kurį yra suteikusi, ir tarptautinė bendruomenė ją pripažįsta Baltarusijos opozicijos lyderė, yra priežastis, kodėl per būtent ją ir jos įkurtus fondus, jos sukurtą, pavadinkim, infrastruktūrą, tokią simbolinę nevyriausybinio organizacijų yra skirstomos lėšos kovai už demokratiją Baltarusijoje. Ir tos lėšos yra didelės. Skirtingos, pabūsiu labai atsargus, yra žiniasklaidos šaltinių teigiančių, kad virš 170 milijonų per 5 metus buvo išdalinta kovai už demokratiją Baltarusijai. Tai nėra tik Svetlanos Tsikhanovskos biuro jokių būdų, bet tai yra pavadinkim, su jos rekomendacija pripažįstamoms organizacijoms kaip tinkamoms paramą gauti. Vadinkime mažiau, sakykim, kad 10 milijonų tai tikrai yra tos sumos, kurios iškeliavo demokratijai Baltarusijoje stiprinti. Ir kiek suprantu, galbūt kas žinot geriau, yra daugybė demokratinių opozicinių veikėjų Baltarusijoje. Didelė dalis jų be abejo palikę šalį, mažiausiai 7 tokius kaip įtakos centrus išskiria daugiau besigilinantis į tą klausimą, bet Lietuva yra išskyrusi vienintelę, kuri gali spręsti, ką remti, ko neremti, per kurią reikia bandyti pasiekti pokyčius ir tie pokyčiai nepasiteisina. Tai šiandien mes 5 metus turim situaciją, kai visas laisvasis vakarų pasaulis remia, o visų pirma Lietuva simboliškai suteikdama statusą remia žmogų, kuris neatneša tų pokyčių, kuris kelia tam tikras subtilės, čia mūsų bandytas paaiškinti problemas ir Lietuvoje, ir kuris įsisavina tikrai nemažus pinigus tiems pokyčiams kurti, tačiau rezultato taip ir netneša. Mes esame
Drįstu teigti, tikiuosi jūs pritarėt, mes esame už pokyčius Baltarusijoje. Mes jokių būdų nesame už Lukašenkos režimo stiprumą, testinumą, tvirtas sąsajas su Kremliumi ir taip toliau. Bet tam, kad tie pokyčiai įvyktų ir kad Lietuvos veikla prie jų neštų, pirmiausia turėtų įvykti pokyčiai Baltarusijos opozicijoje Lietuvoje. Mes turėtume nubraukti brūkšnį ir nuo balto lapo pradėti žiūrėti, kas vis dėlto, kokie būdai, kokie žmonės, kokios organizacijos ir kokie keliai yra patys tinkamiausi tiems mūsų norimiems pokyčiams atnešti. Nes tai, kas vyko iki šiol, neveikia ir turėkim drąsos tą pripažinti. Aš manau, kad šiandien tai yra viskas, ar bent jau svarbiausia, ką mes norim pasakyti šito klausimu. Aš dar kartą labai dėkoju visiems čia atėjusiems. Aš tikiuosi ir kviečiu nepateikti to kaip protesto prieš Baltarusiją ar Baltarusius. Tai yra protestas prieš žaidimą opozicijos, jos vaizdavimą ir mūsų pačių interesų nevykdymą. Ačiū Jums labai visiems ir iki. Nors tai yra galimai neįprasta, bet iš tikrųjų tai yra pabaiga. Mes čia buvom susirinkę viso labo pusvalandžiai. Aš Jums labai dėkingas, Jūs galite pabendrauti tarpusavyje arba su mumis. Puiku, bet renginys yra baigtas. Dėkui. Operatoriui gali pasirinkti kitą į šalą. Gal jūs ne tiek arti gali stovėti? Dokumentų lazdelę reikia būti? Galim? Tai pirmiausia, kodėl surengė šitą mitingą? Tai mitingas surengtas po Užsienio reikalų ministerijos atsakymo, kad net nesvarstys tų raginimų įtraukti akreditaciją Cikanovskajos biurui ir finansavimą joms tam tikroms išlaidoms ir veikloms. Tai tas buvo iš pradžių tiesiog Seimo nario raginimas, po to buvo peticija su 6,000 parašų, na ir kadangi nei tą niekaip nebuvo reaguota, tai paskelbėm ir apie protestą. Paminkite, kodėl privedėte? Priežastys iš esmės dvi. Lietuva tikėjosi pasiekti savo veiklą Baltarusijos atžvilgiu, kad Baltarusija taptų labiau nepriklausoma nuo Rusijos, provakarietiška ir demokratiška. Cikanovskaja buvo ta forma, jos biuras, jos veikla buvo ta forma, kuria buvo bandyta pasiekti pagrindinis kelias ir priemonė. Šiandien žiūrėdami atgal, mes iš esmės matom, kad ta linkme Lietuva nieko nepasiekė ir šitas būdas nepasiteisino. Lietuva turėtų ieškoti naujų kelių, o tuo pačiu metu pripažinti ir tai, kad jos veikla mažiausiai nepadeda spręsti ir dėlaudančios Baltarusijos diasporos kylančių problemų. Čia atėjo pasakoti kai kurie baltarusiai prieš mitingą. Konkrečiai sako, kad tokia komunikacija labai geras dalykas įkurti Lukašenką ir sako, kad tai yra mums patiems. Tai mes pabrėžiame, kaip tai galime, kad tai nėra Lukašenkos palaikantis ar jos režimo stabilumą remiantis protestas. Priešingai, tai yra protestas pirmiausia todėl, kad tai, kaip dabar su Baltarusijos opozicija elgėsi ir kokią politiką vykdo Lietuva, prie jokių pokyčių Baltarusija neartina. Lukašenka gal gali kaip eilinį informacinio karo metodą panaudoti ir ten kažką pasakyti palankaus apie šitas akcijas, nežinau. Tiesą sakant, 21 metų vasarą valstybinė televizija vaidina maninacijų, jam būtų nelengva dabar pagirti šitą akciją, ko gero, bet aš tikrai manau, kad mes turim, nepaisant tokių galimų informacinių atakų, Dar dėl tų informacinių atakų yra esminis aspektas tas, kad jau dabar yra naujienų agentūros tiek Rusijos, tiek Baltarusijos taip pat labai plačiai netgi viešinusios, kad tai yra protestas prieš Baltarusijos opoziciją, ne prieš Svetlana Cikanovskajos biurą arba tą veiklą, bet būtent kaip prieš Baltarusijos opoziciją. Ar nemanote, kad galėjo tam tikrą prasme šitas protestas pasitarnauti?
Tai jūs patys čia buvot ir girdėjot, kad tai nėra protestas prieš Baltarusijos opoziciją ar tikslas pakeisti situaciją ir režimą Baltarusijoje. Priešingai, tai yra konkrečiai būtent prieš dabartinius Svetlanos Cichanouskos veiklos rezultatus ir tai, kaip Lietuvos valstybė remia šitą veiklą. Tai kitaip sakant, mes visi puikiai suprantam, kad tiek Rusijoje, tiek Baltarusijoje žiniasklaida, kuri yra valdoma valstybės, meluoja apie tai, ką mes čia teigiam, dėl to protestuojame. Ir mes tikrai visi iš anksčiau žinom, kad tiek Baltarusijos, tiek Rusijos režimai nuolatos meluoja ir toliau meluos apie tai, kas vyksta Lietuvoje, ar bet kur kitur, kur jiems yra aktualu ir susijęs. Be abejo, šitas klausimas yra aktualus ir susijęs jiems, jų režimams, ir jie stengiasi pateikti savaip. Na, jūs visi čia liudininkai, kad jie iškreipia tai, apie ką mes šiandien. Dėl to partijoje jūs afirmuojate. Geras klausimas. Aš manau ir jau vakar komentavau, kad šitas protestas tiesiogiai plaukia iš to, ką mes visada kalbėjome apie Baltarusijos opoziciją, apie tai, kaip vis dėlto reikėtų spręsti mūsų Lietuvos politiką Baltarusijos atžvilgiu ir visiškai neižvelgiu jokios kontroversijos tame, kad tokį protestą darėme. Aš manau, kad čia daugiau susijęs su tam tikrom nelygingom partijos dalykais. Gaila, labai neatsakinga, aš manau, yra prieš pačią partiją tokia dviprasmiška žinutė į viešumą išsiųsti. Ponas Vica. Dar kelis aspektus ekonominį, vertybinę, ten apie tas sumas ir apie lietuvinis magalis, tada būtent rezimuoti. Tai sumos, mano akcentas, ne sumos yra pagrindinis dalykas, aš suprantu, kad žmonės jaudina sumos, Lietuva sąlyginai nedaug skiria tam, ne, iki milijono, mano žiniomis, kiekvienais metais, europinės institucijos, kitos šalis skiria daug didesnes sumas, tai yra daugiau ne pinigų principo reikalas, bet kadangi tai yra principo reikalas, tai tos lėšos, kurios dabar yra skiriamos, jeigu jos netarnauja Lietuvos interesams ir nepasiteisina šitas, sakykime, biudžeto eilutė, tai ji neturėtų būti atmesama. Jo labiau, kad labai dviprasmiškai, jūs turbūt patys girdėjot per pastarąsias savaitės, nuskambėjo labai daug prieštaringų pasakymų, tai kas ir visgi kiek už ką moka. Svetlana Cichanouska sako, kad jos biuro veiklai Lietuva neskiria nieko, na, bet po to pripažįsta, kad čia slepiasi subtilybėse, nes apsaugai skiria, kelionėms skiria, rezidencijai skiria ir taip toliau. Tai, na, pirmiausia, skaidrumo norėtųsi. Vienas dalykas, kurio visai nepalėtėm, jūs žinot, neseniai Sergejus Cichanovskis paskelbė rankas paramą, norėjo surinkti berods 200 000 savo veiklai, kovai, tie pinigai nesirinko, paramos nebuvo, bet Lenkijoje, kiek pamenu, buvo toks viešas kvietimas labai teisingas. Kažkoks žmogus rašė, skirsim tos pinigus, bet pateikite ataskaitas apie tuos milijonus, kurie iki šiol yra išleisti demokratijai plėsti Baltarusijoje, skirstant būtent pirmiausia lėšas per pastaruosius 5 metus. Mano žiniomis jokių tokių ataskaitų nėra jokio skaidrumo, tos lėšos naudojamos, kam jos nukeliauja, kokios rezultatų duoda. Tai toks tiesiog uždarytas maišas, į kurį metami pinigai ir niekas neklausia, kaip jie panaudojami. Ponas Vica, ar turite ar įsivaizduojate kažkokį modelį, schemą, pagal kurią turėtų veikti Baltarusijos opozicija čia Lietuvoje? Ar tai vis dėlto viskas? Jūs norite, kad tos opozicijos paprasčiausiai neliktų, kad tu turbūt ir su didžiaja dalimi galbūt populiacijos čia yra atvykusi? Tikrai ne. Pirmiausia, atsiekim šitos klausimus. Lietuvoje yra labai nedaug žmonių, kurie yra prieglobsčio prašytojai ir, na, įtampoje su Baltarusijos režimu. Lietuvoje yra apie 60 000 Baltarusijos piliečių, absoliuti dauguma jų yra tiesiog ekonominiai migrantai, 5 000 aukštos kvalifikacijos, likusi dalis žemos kvalifikacijos. Prieglobsčio prašytojų yra labai nedaug. Kiek mačiau statistiką, per pastaruosius kelis metus buvo keli šimtai. Tai žmonės, kurie yra prieglobsčio prašytojai ir to pačio opozicija, nėra jokių priežasčių, kodėl mes turėtume juos išvaryti iš šalies, nutraukti jų leidimus gyventi Lietuvoje ar dar kažką. Bet be abejo mums reikia, kaip aš čia ir kalboje sakiau, brėžti brūkšnį, sėsti, žiūrėti, ieškoti, koks būtų geriausias, efektyviausias būdas veikti toliau. Aš tik teigiu, kad ligšiolinis būdas nėra pasiteisinęs ir aš nebandau pasiūlyti čia šiandien jau labiau gatvėje susirinkus, kaip mes turėtume visą tai daryti toliau. Mes tiesiog turim pripažinti, kad iki šiol veikęs būdas neveikia ir mes turim ieškoti naujo. Ačiū. Proteste nemažai policijos ir tikėjotės provokacijų. Tikėjausi provokacijų, nes pono Celofano buvo išvakarėse paskelbtas toks kvietimas be jokio aiškumo, kuris čia... Aš dar pakomentuosiu. Tai, na, tikėjomės visko. Aš sakyčiau, gal praėjo ramiau negu tikėjausi. Ačiū labai policijos pareigūnams už jų sąžiningą gerą darbą. Tai kad tai niekur nedirbo, nieko nereikėjo čia nedirbo. Tai Vytautai, dar aš noriu paklausti dar. Iš karto į darbą. Vytautai, dar noriu aš jums... Ačiū labai. Tu palaukit, nebėgit. Tai kaip čia Seimo narys ir ačiū labai. Jau bėgu. Ne, tai klausykit. Aš kaip čia dabar? Palaukit. Seimo narys ir bėga nuo manęs. Kodėl norim jūs pakalbinti? Gal palaukit, gal tavai paėmė? Galim ten paėti tą sėkmę. Kaip tik ieškojau. Supratau. Sakė, jau išėjo. Ne, neišėjau.
Aš jums padėkoti noriu, kad jūs pirmasis Seimo narys, kuris vis dėlto pakėlėt šitą klausimą, nes aš jau iš kalėjimo būdamas jau tą klausimą kėlė. Tai va, ačiū labai. Tai šaunu. Ir ačiū, kad dirbat Respublikoje vietoje. Nesu visa žiniasklaida. O aš jau galvoju, Vytautas Sinica nesisteminis. Gal Rūta Janai, tai palaukit, ponė, pasitraukit, ko iš šito? Pasitraukit, prašau, skūdat man dirbti. Turiu netrukdyti dirbti. Aš jūsai. Va, vyru, vietoj. Policija savo nesmūgų. Kodėl jo negali sutvarkyti? Jisai gali daryti visi vienuodai. Visi vienuodai, nereikia reikti. Specialiai. Tas mūsų provokuoja. Klausimas vėl provokuoja. Jis iš mūsų čia gyvena, kiek žmogų atsako klausimą. Bėgioja. Aš čia reikia smėžti. Dėl to jūs norėtumės policiją, kaip policija. Tai jūs provokatorius esate. Palaukit, esu ar provokuoju? Aš čia provokuoju. Žmogus gali atsakyti, gali ir neatsakyti. Taip, žmogus gali... Tai čia apie Seimo narį, bet aš šitą ponę, aš nesupratau, ko jį nori iš manęs. Aš nežinau, ko jį nori iš manęs. Gal policininkai būkit, mes nematome. Jis norėjo kviesti jūs, tai sakau, kam jūs kvies, kad jūs šioje vietoje esate, kam jūs čia kviesti. Kam jūs čia kviesti. Tai dar pakalbėti. O jūs žiūrėkit, aš einu, o jūs specialiai man trukdot kelią. Bet nematė moteris paprašyti. Nematė, gerai. Dabar aš praeisiu, jūs netrukdykit, gerai? Aš čia galiu palaukyti. Ačiū labai. Klausia, kur einam. Einam. Bet 20. Tai gal tada jūs kalbėkite, mes palauksim. Vytautai, gerai? Dėl kurių neišeina taip dažnai. Kažkodėl žiniasklaidos Sinica stengia siaubingai. Gerai. Nu, aš irgi, kiek ta Cikhanovska čia gali būti? Nu, kiek čia ta Cikhanovska gali būti? Aš pritariu visiškai. Pritariu. Jūs irgi pritariu. Kur mes čia dabar susirinksim? Nereikia turėti iliuzijų, tai yra kažkokia, na, pati geriausia jėga. Ten jie ne tik, kad neturi visuotinio Baltarusijos išeivijos palaikymo, bet yra nusinodė litvinizmo narai. Dar vienas dalykas, ar jūs matote ateitį, na, arba kažkokį, klausiu ir Vytautas Sinicos, kažkokį modelį, mechanizmą, nes Vytautas Sinica sako ir deklaruoja, kad, na, tai, kas buvo iki šiol, nebeveikia. Vadinasi, turėtų būti kažkoks ar ne naujas variantas, kaip galėtų veikti toje opozicija ir panašiai. Ar jūs matot kažkokius, na, gairės, ar mintis, kaip galėtų iš ko susidėti tas veikimas, koks tas naujas modelis galėtų būti? Aš esu kalbėjęs gal ne institutiniais bruožais, bet tokiais bendrais bruožais su įvairiais baltarusių visuomenininkais. Tai, na, toksai pats didžiausias prioritetas būtų, jeigu atsirastų kažkas panašaus į viceministrą, kuris būtų būtent skirtas, na, Baltarusijos visiems reikalams, nes nėra kitos valstybės pasaulyje, kuri būtų labiau suinteresuota laisva, normalia, vakarietiška, demokratiška Baltarusija negu Lietuva. Pagrindiniai darbai, nuo kurių reiktų pradėti, tai yra švietimo sistema čia Lietuvoje, baltarusių ir lietuvių kalba, na, gal reiktų sakyti lietuvių ir baltarusių, būtent baltarusių vaikams, jie galėtų įgyti tą tikrą baltarusišką tapatybę, o ne eiti į rusų mokyklas ar vartoti kažkokį labai kvestionuotiną turinį rusų kalba internete. Reiktų pradėti nuo konkrečių mechanizmų, kaip jie gali vykdyti savo iniciatyvas, tai gali būti nevyriausybinės organizacijos, tai gali būti kažkokie klubai, bet aišku, na, turime tokių pavyzdžių kaip Litvinų klubas, kurie bandė prisiplatinti prie, nu, žargonu kalbant, prisišlieti prie Šaulių sąjungos, tada Šaulių sąjunga juos prametė, Šaulių sąjunga sakė, vis dėlto ne dėl litvinizmo juos prametė, tačiau Litvinų klubas pats pripažino, juos prametė būtent dėl litvinizmo ir tada vėl gaunasi ta tokia keista komunikacija, tai kas iš tikrųjų nutiko. Mes turime klubą, baltarusių klubą, kuris vadina save litvinais. Na tai atsiprašau, čia tas pats, kas pasivadins save Zighail ir sakyti, ne, hebryt, mes žinokit, neturim nieko bendro su nacionalsocializmu. Tai galbūt galima pasirinkti kažkokį adekvatesnį pavadinimą ir tą komunikaciją turėti tiesmukesnę ir nuoširdesnę ir taip toliau.
Tai kita tokia gana svarbi detalė yra baltarusių kovojančių ukrainiečių pusėje parama. Turime Kalinausko pulką, tai yra antrasis eskadronas užsieniečių legione, bet jame yra daug ne baltarusių ir ne visi baltarusiai, kurie kariauja Ukrainoje, priklauso tam Kalinausko pulkui. Yra daug baltarusių, kurie jam nepriklauso. Tačiau Kalinausko pulkas su jais palaiko ryšį jiem. Tai norėtume, jog ta parama, kaip yra formalizuota Ukrainai, norėtume, jog ta parama būtų formalizuota ir baltarusių išeivijai, baltarusių demokratiniam jėgom, baltarusiams, kurie kaunasi Ukrainoje. Bet labai svarbus momentas. Tai nėra iš geros širdies, tai nėra paleidžiama savieigai, tai yra su labai aiškia vizija, su labai aiškiais tikslais ir rezultatais ir labai detalė ir nuodugnė priežiūra valdžios, Lietuvos valdžios institucijų. Kaip jis atrodo? Kaip sakot? Kaip jis atrodo? Dominikas Čivilis, visuomenininkas besidomintis informacinio karo ir istorinės atminties temomis. Arba tiesiog visuomenininkas. Jinai istorikas. Aš jums tada atsiųsiu. Gerai, ačiū Dominykai. Dėkui jums labai. Ačiū. Dėkui. Bet ar jūs tikrai tikit, kad jeigu tai pripažinta litvinizmą ir panašiai, parama, kaip sakot, į šipulius eis? Tikrai taip. Mes, sakykit, užsienį tai niekas nežino apie litvinizmą, neįmanoma aiškinti, kas tai yra ir niekas nesupras, nes iš esmės niekas nežino ne Baltarusijos, ne Lietuvos istorijos. Vienas momentas toks tikrai yra, aš pripažįstu šitą kritiką. Kuomet kalbame apie litvinizmą, tai galima pradėti taip. Prašau, papasakokite man Baltarusijos istoriją nuo ten 13 iki 15 amžiaus. Tai donorai iš Amerikos, iš Prancūzijos, iš kitų šalių, jie nieko nežino apie tai. Tai mes kalbėkime su baltarusiais. Į donorus yra aplikuota šita mūsų kritika ir šita mūsų komunikacija. Nes, galbūt galima taip mėginti ir išaiškinti amerikiečiui, jog baltarusiai, kuriuos jis remia ir skleidžia Rusijos dezinformacijos naratyvus ir dėl to jie turi jam nutraukti paramą. Tai būtų, šiek tiek keistas kelias. Bet tai yra labai toksai... Tai yra absoliučiai neįmanoma. Mes paklausim, žiūrėkit, ar jūs sutinkate, jog Naugardukas buvo pirmoji sostinė? Atsiprašau. Tai tokius klausimus mes galime demaskuoti. Aš ne lietuvė, aš užaugau Prancūzijoje. Bet žinau, kad ten nei Lietuvos, nei Baltarusijos istorijos nėra žinoma ir labai sunku aiškinti, kas tas litvinimas ir dėl ko jie taip viskas vyksta ir dėl to tikrai manau, kad nustos man duoti pinigų jiems ir remti. Matot, mes negalime daryti įtakos kažkokiems privatiems rėmėjams, čia tai yra sudėtinga, bet mes galime daryti labai aiškiai įtaką politinį ir labai aiškiai įtaką įstatyminę ir teisinę. Ir mes būtent tuo keliu einame. Dabar. Jinai kojom lipa ant kėdžių ir nieko jinai, va, tai tokia Tai jis atstovauja kažkokią karalienę ar kažką. Ir kitas dalykas, kad nutraukti bet kokias finansinės dotacijas jai ir jos būtų. Tegul kiti prieglobsčio prašytojai išsidarimo, man kokius mokytoja, iš užsienio mokymų tikrai galėtų daryti. Tomas. Jūs irgi gal turite pasakyti. Tai sakykit, kokia žinutė šito protesto skirto atsimanos biurui, kokie ta žinutė? Manau, kad žinutė garsino kalbėtojai oficialūs. Tai garsinkite ir Aš tai atėjau išreikšti pilietinės pozicijos ir paramos vieninteliam Seimo nariui, kuriam, dėja, vieninteliam Seimo nariui, kuriam užkliuvo tai, kad kažkoks tai prašalaitis iš Baltarusijos pasikėsinasi į Lietuvos teritorinį vientisumą. Jisai čia kurs Baltarusių salas, jisai čia autonomijas, koks ir panašiai. Jeigu mes šiandien leidsim, kad kažkoks tai prašalaitis kels baltarusiškas autonomijas, tai labai netrukus Sergejus Lavrovas su draugais kels rusiškas. Ir šiais tokiais geopolitiniais laikais mes turim būti kaip Lietuva, Lietuvos Respublika, Lietuvos piliečiai turi būti vieningi, o negalima būti, kad negalime būti taip, kad kažkokie tai prašalaičiai iš Baltarusijos kėsinsis į teritorinį vientisumą. Jūsų vardas? Mantas. Ačiū, Vilnietis. Taip.
Ir jie